Aš kai nueinu grybauti ir randu šitai, iškirstą ir paliktą mišką, aš labai į tai žiūriu kritiškai, tačiau aš dėl to, kad neturiu patirties. Tai ar tai yra netvarkingai paliktas miškas? Čia yra tvarkingai paliks miškas. Aišku, mes biški kitaip daromės šitos išvirtusius, sukritusius medžius pjovimo metu mes jau šiaip išsitraukiam. Pas mumis tokių nematėm. Teisingai. Nematėm. O čia šitoj vietoje yra būtent tai padaryta. Blogo čia visiškai nieko nėra. Čia tos iškirstos šakos, visą tą medieną jinai sukris ir pasidarys miškui kaip trąša. Tikimybė yra, kad jis geriau pradės dėl to augti. Atrodo tai kaip bardakas, bet čia normalu. Čia yra dar ir pinigų gulinčių, tai aš geriau jau juos paimu ir išvežu. Ir miškas vienas dalykas estetiškai visai kitaip atrodo, nu ten, kur buvom. Taip. Nu visai kitaip. Ir čia yra labai daug biokuro. Labai. Čia yra taip pigiau yra. Išvartyti ir palikti. Pirms variants iš viso nieko negali nedaryti, tada blogiau bus. Nu va tiesiog palikti su visais krūmais, su viskuo, tegul lauk toliau. Antras variants tai gali va taip pasidaryti. Trečias variants tai yra pasidaryti taip, tik išsitraukti visą biokurą gulintį ant žemės. Tokie kirtimai yra daromi iki kovo mėnesio, nuo rugpjūčio vidurio iki kovo mėnesio, iki paukščiukų čiulbėjimo, šitie jaunolynų ugdymai. Čia trąša. Čia taip jau iškirsta, kad jau čia nieks nebepaims. Čia su traktoriu jokių tarp tų medžių neišsiraitys. Čia jau technologiškai blogai daryta yra jau iki to.